Šitą dažnai šiaip sulaukiu klausimo, jo, Geras. ir aš neturiu jam atsakymą. Ar tau tekdavo vat, susidurti su tuo, ką aplinkiniai pagalvoja? Tai nemarinuok idėjų. Jau atsibudau realybėje ir supratau, kad aš neturiu darbo. Mano pačios nemėgstamiausios dainos yra tos, kurios kitiems žmonėms yra pačios mėgstamiausios. Viskas labai Taip. neatrodytų, kad aš ten po Vaivorykšte gyvenu. O tu Vilniui, aš Norvegijai. Ir mes tokias tiesiog darom. Sveiki, sveiki. Labas. Labas. Šiandieną turiu nuostabę svečią, Robertą. Yra apie save pati pasakius socialiniai medijai šitai. Pakeiskime seną taip, kad nesinorėtų pirkti naujo. Tai labai gerą citatą parinkai mano. Ji atsirado iš tikrųjų prieš turbūt gerus 4 metus, gal 3. Ir iki šiol jinai keliauja su manim ir jinai yra visiškai apie mane. Prisistatant, tai vis tiek pradėjai nuo sunkiausio klausimo. Su Roberta, tu įkūrusi antrinio dizaino dirbtuvės ir ta citata būtent iš to ir yra. Tai dabar šiuo etapu gyvenimo mano antrinio dizaino, mano tos dirbtuvės užima didžiausią ir laiką, ir energiją. Ir, žodžiu, tai yra pagrindinė mano veikla ir labai mėgiama. Tai mes atnaujinam senus baldus tam, kad nereikėtų pirkti naujo. Taip. Labai faina veikla. Žodžiu, aš čia taip truputėlį jaudinuosi, tai iškvėpuojam viską, kad taip kažkaip norisi formaliai, žinai, viską sakyti, bet nereikia formaliai. Tai long story short, kaip iš vis mes su tavim susipažinom. Tai gal prieš istorija dar tokie įsivažiavimai. Tai kiek čia, prieš pusę metų vasaros pagale kažkaip įvyko renginys toksai moterų klubo, ką darai gerai. Ir ten buvo tarsi speed datingas, bet moteriams ir apie verslą, veiklas ir panašius reikalus. Tai pirmą kartą buvau iš vis tokio tipo renginyje, išėjau iš savo komforto zonos ir galvojau, aš nežinau, ko ten einu, bet manau vis tiek su kažkuo susipažinsiu, kažkaip praplėsiu savo akiratį ir panašiai. Tai iš tikrųjų taip ir įvyko. Būtent tam susitikime mes su tavimi ir susipažinom. Ir tu man buvai vienas iš tų žmonių, su kuriais kažkaip labiausiai susidraugavau, nežinau. Ir tu man. Tikrai geras. Labai faina pokalbį prie ant sofutės, tada turėjom, kažkaip labai sudomino mane tavo veikla, nes ir šiaip tu toks labai šiltas žmogus, tai tikrai man labai smagu buvo ir geras prisiminimas iš to laiko ir kažkaip visą laiką smalsu tarsi nuo to laiko, kaip laikaisi, kaip tau sekasi. Tada buvo juokinga, kad kitą dieną po to renginio mes tiesiog susitikom prie parduotuvės, kur šalia namų, pasirodo, mes ne baisiai toli viena nuo kitos gyvenom. Tai irgi toks tarsi buvo gražus simbolis, patvirtinantis, žinai, mūsų tą naują draugystės pradžią, galbūt taip įvardinsiu. Ir tada kažkaip jau mažiau matėmės, bet ne per seniausiai su Goda, su kita viena mergaitė, mes buvom tokiam girls dinner night ir užsukom būtent pas tave į dirbtuves, nes tu pirmą kartą rengėjai kalėdinį tokį pop-upą, galima taip pavadinti, ne? Tai vat nusprendėm aplankyti tave, supažindinti ir buvo irgi labai šilta, jauku, gražu. Ir tada kažkaip, kadangi aš jau pradėjau filmuoti šitas laidas, tai nusprendžiau, kad vienas iš žmonių, kuriuos noriu pakviesti, tai esi tikrai tu. Tai labai ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei, iš tikrųjų. Visada labai malonu turėti interviu su tokiais, kai turi interviu su žurnalistu, tai yra viena, bet kai kalbėsi su jau žinomu savo žmogum, su kažkokiu bičiuliu, tai visai kitaip yra. Tai ačiū, kad pasikvietei. Čia taip su žurnalistu, tai aš neįsivaizduoju, kaip ten vyksta, aš niekad tau teko bendrauti kažkada su žurnalistais. Taip, nes aš kaip pradėjau veiklą tą, tai kažkaip labai dabar Lietuvoje ta tema antrinio dizaino ir tvarumo, jinai labai populiarėjanti ir labai džiaugiuosi aš dėl to. Tai taip, domino ir žurnalistus, tai jie jau susirasdavo tuos, kurie verčiasi tą veiklą ir jau kalbindavo. Tai tikrai teko, bet man visada labai įdomu apie tai pasakoti, nes aš gyvenu tuo, aš ne tik dirbu šitą darbą, bet pati gyvenu tuo. Labai smagu. Dar prieš visą pokalbį noriu pasakyti, kur mes esam. Tai esam nuostabioj Decolab studijoje. Kas matėt antrą laidą? Mes filmavom čia pat ir galite sakyti, bet ta studija atrodė visai kitaip. Tai taip, dėl to, kad mes kitam kamputį šiandieną filmuojam, pasirinkom kitą
tos pačios studijos erdvę, kur šiek tiek daugiau šviesos, daugiau augmenijos ir šiaip kažkaip šiandien nusprendėm, kad čia būtent yra ta vieta, kur norisi filmuoti. Tai va, tai nuostabi studija, pačios mieliausios merginos, kurios jie turi, iš tikrųjų, Kornelija ir Gabrielė, labai labai ačiū Jums dar kartelį, kad leidžiat man augti kartu su Jumis, Jūsų erdvėje. Ir taip, tai ačiū Jums. Ir tada jau grįžtam prie viso pokalbio. Nu, pati pradžia, tai manau vis tiek yra, žinai, kai gimsti gauni vardą, tai vat Kuku. Taip tarėsi. Taip, Kuku. Prašau, papasakok, kaip atsirado Kuku. Pats vardas ir apskritai. Tai Kuku šiaip nieko nereiškia, jeigu ką. Tai toksai visiškai, nors man jisai turi šiokią tokią reikšmę, bet labai aš tai gal ir nesigilinu ir daug nepasakoju. Žodžiu, aš kai grįždavau namo vaikystėje, su manim tėvai pasisveikindavo Kuku. Tai man toks labai miela iš vaikystės, bet šiaip kaip jisai atsirado, tai tiesiog praėjo gal kokie metai nuo to, kai aš pradėjau tai daryti. Man tiesiog atsirado aiškesnis vaizdas, ko aš noriu, kaip aš noriu ir tiesiog priejau tokį etapą, kai man jau atrodė, kad viskas, man jau reikia žengti kažkokį žingsnį ir užtvirtinti tai, kas buvo ir tai, kas jau yra padaryta. Tai buvo tiesiog pavadinimas. Be pavadinimo, man atrodė, aš toliau niekur negaliu eiti, nieko daugiau kurti, nes tam, ką darai, tiesiog reikia pavadinimo. Ir šiaip aš mėgstu gyvenime dalykai, kad ateina savaime, ten, nežinau, atsibundi su mintimi ir tau išsisprendžia klausimas. Pavadinimas, man atrodė, lygiai taip pat bus ir aš tiesiog laukiu, kol jis ateis ir jisai neatėjo. Ir tada aš susidūriau su to, kad, taip, gyvenime turbūt yra kartais dalykų, kai turi sėsti ir daryti juos, jie nebūtinai ateina šiaip paprastai. Tai buvo tokia savaitė, kai aš tiesiog ateidavau į darbą, sėsdavau ant kilimo, ant žemės ir tiesiog rašydavau, braižydavau, nes man ir logotipo reikėjo susigalvoti ir pavadinimą, šiaip aš viską išvyščiau pati ir viskas, kas yra padaryta, netgi tas pats logotipas, jis yra pieštas mano ranka su markeriu ir aš paprašiau, kad man lygiai tokį patį perpieštų ir padarytų. Ir po savaitės jisai gimė, tiesiog susilipdė kažkaip pavadinimas, logotipas ir vieną dieną jisai gimė, padaryta, atspausdinta, toliau galėjau eiti, toliau galėjau daryti. Bet taip jisai, iš tikrųjų tai buvo tas pirmas žingsnis, kuris man parodė, kad veikloje, kažkokiam darbe, ne visą laiką su srove gali eiti ir viską gauti tiesiog. Siekiant tik įkvėpimo, taip tarsi. Ir dabar aš lygiai taip pačiai vadovaujuosi, aš turiu vieną kūrybinę dieną per savaitę, nes kai aš tų dienų neturėdavau, mano mintyse būdavo tiek daug visokių kūrybinių idėjų, bet kadangi įsisuki į tą visą rutiną darimo, organizavimo, tos dienos tiesiog nebelieka ir to laiko kūrybiniam darbam jo nelieka. Tai tiesiog aš irgi pamačiau, kad reikia įsidėti tą laiką, įsidėti tą vieną dieną į savaitę kūrybiniams darbams, kai aš ateinu ir nedarau nieko kito, ten nedarau jokios buhalterijos, jokio užsakymo, jokių atsakymų ten į mailus, aš tiesiog sėdu ir kuriu dalykus, kuriuos aš noriu kurti. Geras. Kas tai yra, įdomu. Vienas pavyzdys, pavyzdžiui. Tiesiog vizija kažkokia pačio, brendo pavadinkim, ar gaminių konkrečiai, baldų. Prašau. Šiaip aš labai mėgstu, dabar labai užsidegusi esu daryti minkštus baldus, fotelius su aplikacijom. Tai dabar irgi darau tokią kaip ir kolekciją, kuri jau seniai labai bręsta ir du iš tų baldų jau yra padaryti. Tai tokia baldų kolekcija su laukinių gyvūnų aplikacijomis. Tai tos visos aplikacijos irgi kirptos mano rankomis, pieštos ir aš irgi, jeigu kažką su trafaretais darau, tai niekada nenaudoju jų esamų padarytų trafaretų, juos mėgstu nusipiešti pati. Tai tos mano kūrybinės dienos dabar yra apie tai. Čia ta, nežinau, kaip staliukas, taburetė su tigriuku, irgi šitas stilius, geras, labai fain. Labai, kai buvom pop-up'e tam minėtam kalėdiniam pas Robertą, tai vienas iš tikrųjų kažkaip įsiminė labiausiai, taip, bent jau mano draugiai Godai visai kiti dalykai įsiminė labiausiai, bet
aš kažkaip iškart pastebėjau, kad nes gyvūnai man labai patinka ir taip kažkaip aš tada klausiu tave, sakau, tai tu čia pati darai, sakai, jo, pati ir sakau, tai tu pala rankom siuvai. Ir kai tu pasakai, ne, su mašina ir aš tokia galvoju, kas čia per klausimas buvo, kaip su rankom, tipo tokis, žinai, toks, tipo, kaip tu taip sugalvojai. Bet jo, nieko, dabar žinau, užtat pilnai, tipo, iki visų detalių. Tai tikrai labai, labai exciting, labai lauksiu pamatyti, ką čia prikursiu daugiau. Visai smagu taip girdėti apie kolekcijas tokias. Fainai, gal tada tos kūrybinės idėjos, žinai, taip į folderiukus labiau sudėlioji tarsi ir gali naujus folderiukus kurti. Taip, nes tada tos šiek tiek apsijungia, nes galvoju, iš tikrųjų labai kartais chaosiškai viskas yra, dėl to, kad visos tos mano idėjos, jo, aš labai mėgstu ten scrollinti Pinterestą ir man kai vaikai sako, kad tu čia baig sėdėti prie telefono, tai aš sakau, aš ne kažkokiam TikTok'e sėdžiu, bet aš sėdžiu Pinterest'e ten, kur aš taip aš pasikraunu, man taip gera žiūrėti, aš ten galiu ištirpti tam Pinterest'e. Tai apsijungia viskas ir iš tikrųjų tos idėjos, va irgi dabar ta gyvūnų kolekcija, tai gal irgi yra kažkiek tai. Mes kai keliaudavom, paauglystėje mes daug keliaudavom, tranzuodavom po Europą ir ten tiek įvairiausių visokių pas mus dar nebūdavo, gal tų tokių rankų darbo, krautuvėlių kažkokių, o ten ir šviestuvų įvairiausių, ir pieštų ten dalykų kažkokių, tokios parduotuvės, kur nerealaus kažkas. Ir man, matyti, įsiminė daug labai dalykų ir mesgi ten eidavom gatvelėmis, ten ir Prancūzija, ir Šveicarija, ir ten tikrai tiek visko daug aš ir tos idėjos tikriausiai jos kažkur pasąmonėje lieka tie vaizdiniai ir tada jau, kai tu leidi savo kurti ir leidi tai kūrybai tiesiog atsiskleisti, tai viskas ir ateina iš to ir kartais sukuriu irgi kažkokį tai dalyką ir aš prisimenu, kad tai yra iš, nežinau, ten N metų prieš kažkoks matytas fragmentas kažko. Geras, per savo filtrą kažkaip vidinį praleidi ir tarsi gimsta tavo kūrybinis toks. Labai, labai fainai ir gražu ir ačiū, kad dalinies visų pirma, nes tikrai man kažkaip labai gera klausyti tiesiog. Ir labai smagu buvo tai, kad tu pasakai, kad netėjo tas pavadinimas tiesiog, žinai, laukia, nes aš čia iš savo patirties irgi galiu pasakyti, kad tiek tų idėjų kūrybai, viskam ten iš vis verda ir tada atrodo reikia išsirinkti kažką ir tada tai gerai, bet tai išsirinkti, tai turi natūraliai išsirinkti tarsi toks ir tiek daug savo vidinės atsakomybės užsikrauni, kad iš tikrųjų labai lengva yra perdegti, tiesiog, kad erorą išmestų tas kompiuteris, žinai, perkrautas. Tai irgi, sunkiuoju būdu suvokiu ir tikrai labai neseniai, kad tas darbas, įdėtas darbas, kad net kūrybai tau reikia iš tikrųjų skirti laiko, susistruktūrizuoti kažkaip ir nelaukti tos tik tais mūzos įkvėpimo, kad tik tais tada viskas pražys ir taip toliau, nes iš tikrųjų gali niekad ir nesulaukti. Taip. Nes tas įkvėpimas yra toks sukčius šiek tiek, kad kai tu labai jo lauki, jisai specialiai ir nesirodo. Tai tikrai čia gal ir žiūrovams toks, nežinau, jaukus priminimas ir patarimas, kad tikrai jeigu yra kažkas, ką širdelė ar galvoj labai norite įgyvendinti, bet vis laukėt kažkokio teisingo laiko ar momento, ar nežinau, kad jūs kažkas pastebės ir taip toliau, tai iš tikrųjų reikia neretai pačiam save pastebėti ir žengti tos pirmus žingsnius ir tada viskas daug lengviau kažkaip rutuliojasi ir vystosi. Taip, tikrai taip, labai geras yra posakis, man irgi, nežinau, kur išgirstas, bet užsilikęs, tai nemarinuok idėjų. Ir kartais tikrai mes užmarinuojam tas savo idėjas ir laukiam, kol ateis tinkamas laikas, kol ateis tinkama mūza, bet iš tikrųjų sėsti ir daryti. Ir tie dalykai pasidaro darimo būdu tik tais. Ir tarkim, aš irgi žmogus esu, kur mano, nežinau, gyvenime turbūt didžiausia vertybė yra laisvė, bet labai paradoksalu, kad šalia to turi eiti ir disciplina. Ir aš visiškai neseniai tą supratau ir man atrodė, kad laisvė tai yra kūryba, laisvė tai yra
kai tu neturi savo jokio darbo grafiko, kai tu neturi to-do listo, tai yra tu tiesiog laisvę darai vat, ką tau gal norisi daryti, ką kartais gal ir ką reikia, bet ir laisvai gaunasi. Taip, ir gaunasi, bet iš tikrųjų tai ne, ir ta didžioji laisvė ir yra ta disciplina turbūt, kai tu gali tuos dalykus padaryti ir tada pasijunta ta tikroji laisvė, nes tie išsitaškę dalykai visi ir ta, kaip vat irgi yra, ar ne, tas, aš tai sakyčiau, mitas, kad va tie menininkai, kurie atrodo labai laisvai ir jaučiasi labai laisvi, kad jie ir yra labai laisvi, bet iš tikrųjų daugeliu atveju turbūt ne, nes tai toj laisvėje yra labai daug chaoso. Ir kančios tokios vidinės gali būti. Taip. Geras. Tai mano irgi toks visai, sakau, neseniai atrastas dalykas, kad laisvė tikrai gali eiti kartu su disciplina ir tai tikrai palengvina ir išlaisvina ir duoda daugiau tos laisvės. Geras. Čia savo užsirašau, žinok, nes man irgi, paminėjai, kad viena iš vertybių laisvė, tai man irgi, žinok, visą laiką buvo. Ir tada taip kažkaip tas realus gyvenimas toks ateina ir taip pasimeti, žinai, šiek tiek konfliktas įvyksta toks smegenėlėse. Ir dar prisiminiau tos pačios, ką darai gerai, Rasos įkūrėjos žodžius, kad laisvė yra atsakomybė. Tai irgi, kad neretai žmonės, norėdami tos laisvės, nori kažką daryti, bet tada jau tik ateina ten, nežinau, atsidaryti ten verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, ten pradėti mokėti mokesčius ir tada visi tokie, ai, tai gal nereikia, gal čia netiek ir noriu. Nors iš tikrųjų tu tiesiog prisimi savo atsakomybę ir tai yra didelis žingsnis į priekį ir tu daug daugiau laisvės tame gauni. Aišku, atsiranda papildomos sąlygos, kad tau dabar reikia labiau, žinai, koncentruotis, tos disciplinos įsivesti, kad tu išgyventum, žinai, ten šeimą išmaitinti ar save tiesiog aprūpinti ir panašiai, bet iš tiesų, tikrai čia man tiesiog taip viskas siejasi gražiai, tai labai fainai. Geras. O kaip pati pradžia tavo kūrybos šitos konkrečiai Kuku buvo? Jau kad sėdėjai ir ieškojai to pavadinimo, kai metus maždaug laiko pradėjai kažką daryti, bet ar tau visą laiką, iš kelionių irgi sakai, kad užsilikdavo tie vaizdiniai, bet būtent baldų, tekstilės tokie potraukiai tavo būdavo, ne? Ir kažkaip... Kiek atsimenu jau kai turėjau savo kambarį, tai jau nuo vaikystės, kad aš labai mėgdavau pasidaryti dalykus pati. Ir tarkim, jeigu ten man reikėjo gitarai dėklo, tai aš ten siuvau iš kažkokių senų tėčio džinsų tą gitaros dėklą, kai jeigu ten man reikia kažkokio vazono gėlį, tai man norėdavosi neeiti pas tėvus ir paprašyti, kad man reikia kažko, o pasigaminti iš to, ką mes turim. Aš ten eidavau į garažą, kuisdavau, ir tuo metu kažkaip dar labai neįprasti tie dalykai būdavo ir nebūdavo kalbama apie pasidaryk pats ten tas idėjas visas ir man atrodo, čia tik dabar ateina jau pas mus, o tada tiesiog ir tikrai gal irgi jaučiu tokį, irgi tą laisvę tame, kad ne iš negalėjimo aš tai dariau ir turbūt taip organiškai, man dabar taip organiškai yra ne dėl to, kad aš negalėjau ir dariau savo rankomis kažką, dėl to, kad tas poreikis buvo tas toks vidinis, turbūt aš galėjau ir turėti naujus dalykus, bet aš norėjau turėti, matyti rankomis padarytus, pagamintus dalykus. Tai kurį laiką ten kai kūrėsi šeima mano, gal nebuvo akcentiniai tie dalykai, aš kažkaip jų nepastebėdavau, bet tarkim įsikūrinėjant namus, tai taip, man visą laiką norėjosi kažko unikalaus, kažko savito, kažko ten drabužius, aš irgi nuo paauglystės pirkdavau second handuose, ten humanuose, nes man būdavo kažkokia paranoja, kad aš įlipsiu į trūliką, kai važiuosiu, ir Šiauliuose trūlikų nebūdavo, į autobusą, kad įlipsiu, ir sutiksiu dar kažką su tokiu pat sijonu, čia baisiausia, kas galėtų man atsitikti, ir aš ten tikrai nebuvau kažkokia madų ten žinovė ir ten, žodžiu, nesiekiau niekada gyvenime madų, bet man tas toksai, kad kažkas turi taip pat kaip aš, kad kažkas rengiasi taip pat kaip aš net iki šiol, jeigu nusiperku kažkokį naują daiktą, šitą suknelę, pavyzdžiui, tai aš ją pasitrumpinau per tiek tam, kad jinai būtų bent biškį kitokia, negu kad jeigu sutikčiau, žinai, tai
Jo, yra manietas, nežinau iš kur, iš tikrųjų per daug ir nesigilinau, bet man patinka šitą savybę. Tai vat tas unikalumas, jisai nuo tikrai jau, nežinau, iš turbūt genuose kažkur užkoduotas. Geras. Tai vat būtent tas unikalumo siekimas. O jeigu klausi, kaip atsirado, kaip iš vis viskas kūrėsi, tai turbūt jau irgi 101 kartą pasakoju, gal jau ir, nežinau, girdėta ir tai gal labai trumpai, jo, kad aš šiaip pasibaigusi turizmą ir dirbau ilgus metus individualias keliones organizuodavau. Ir tiesiog tai buvo irgi labai kūrybinis darbas ir iš tikrųjų daug ten galėjau pasireikšti ir tos kūrybos įdėti savo, bet visgi oficinis darbas. Ir tiesiog atėjo momentas, kai užteko man to, kad aš tiesiog noriu pakeisti savo rutiną, kažką naujo daryti ir viskas. Ir tai prasidėjo, taip aš nuėjau į dirbtuves pas savo draugę, kuri turėjo tuo metu turėjo dirbtuves ir sakau, duok man kokį kampą ant stalo, aš noriu kažką pasibandyti padaryti. Ir viskas, ir tai buvo tokia pradžia. Tikrai nesu vizija kažką išvystyti iš to, ar tiesiog man norėjosi tuo metu ir aš tiesiog dariau. Du klausimai. Pirmas, dar šiek tiek grįžtant prie to, ką sakė apie vaikystę, kad visą laiką įdomu buvo. Ar tėvai tave palaikė? Ar nežiūrėdavo apskritai aplinkiniai, nes, kaip supratau, iš Šiaulių tu esi, gimusi Šiauliuose ir užaugus. Ar nežiūrėdavo kažkaip keistai, ar tau tekdavo susidurti su tuo, ką aplinkiniai pagalvos apie mane, ar šiek tiek straglinai su tuo? Žinoma, visiškai. Dabar, Šiauliai yra mažas miestelis ir kai aš nuėjau į mokyklą iš geltono lino, tokiom kaip bulvių maišas. Dabar irgi, taip keista, aš gal irgi pažiūrėčiau į tokį žmonės. Aš nuėjau į savo Šiaulių mokyklą su naujom kelniam pasisutom iš tokio kaip bulvių maišas geltonom, ryškiom. Mes dviese mokykloje realiai visoje buvom tokios banglės tais laikais. Ir ten visi iš mūsų juokdavos. Ir atsimenu, netgi 10 klasėje, kai reikėjo laikyti egzaminus, mes iš visos mokyklos dviese pasirinkom apie meną kalbėti, kalbėjimo lietuvių kalbos egzamino kalbėjom apie meną. Tai irgi, toks, mes klasiokė tokios abidvi buvom, tokias biški kukų. Tai, žodžiu, labai susidurdavau, labai daug, kur žiūrėdavo į mus keistai, kreivai, bet man tas patikdavo, nes dabar tos patyčios gal yra, nežinau, aš žiūrint ir į savo vaikus, matau, kad priemi labai asmeniškai, tai tave skaudina ir tai tos širdelės mažos, jos tikrai labai greitai gali būti sužeistos, bet manęs tai visai nežydė. Man kuo keiščiau, kuo įdomiau, kuo labiau ten kreiviau žiūrėdavo ten į mane, tai man atrodydavo, kad aš tuo kiečiau atrodau. Geras. Bet fainai, kad tikrai čia toks labai stiprus vaikas buvo, į viduje toks, matyt, ėmė viršų tas noras tiesiog būti savimi. Realiai, tai labai čia įkvepiančiai ir gražiai. Tai gal irgi tas šeimos palaikymas toks, bet šeima tai niekada kreivai nežiūrėjo, nors irgi atsimenu vienu momentu, kai aš jau paauglėjau, aš turiu vyresnę sesę ir man jau sesė sako, tai gal jau einam, aš tave nusivesiu į kokią parduotuvę, ir drabužių, padėsiu tau įsirikti rūbų. Ir sakau, ne, man nereikia, aš puikiai randu rūbus humanuose ir aš taip pat, tada aš gal apie tai nepagalvojau, bet dabar, kai prisimenu, tai turbūt toks buvo švelnus priėjimas ir bandymas pasakyti, kad kartais tu tikrai keistai atrodai. Bet tada aš tikrai to nejaučiau ir tikrai mane tėvai palaikė. Ir iki šiol man ten kartais pasakojo, kaip aš ten kažkokias češkės siuvausi šokiams ir ten, žodžiu, tai... Aš nežinau, aš klausau viską ir man tokia, atrodo, aš pasaką norėčiau sukurti. Iš tavo šitų, aš viską kažkaip vizualiai labai matau ir man taip, žinok, įdomu viskas, taip smalsiai kažkaip, tas mano vidinis vaikas, man atrodo, išgyvena tai, ką tu išgyvena ir kažkaip nuostabu tikrai labai. Tai turbūt tas mano vidinis vaikas, jisai vaikystėje buvo patenkintas, matyt, jisai buvo kažkaip tai neužgniaužtas. Ir leidau aš jam turbūt reikštis tiek, kiek jisai norėjo. Geras, labai smagu. Man visą laiką norisi skatinti žmonės, irgi
nebijoti savęs ir aš visą laiką taip kalbu, tarsi kaip, nu, kad aš čia jau tokia, žinai, viską jau žinau ir taip toliau, bet ne, nes aš tiesiog per visą tą ėjau ir vat ne per seniausiai ir tiesiog noriu palaikyti visus ir tiesiog paraginti, kad vat siekit tų savo vidinių svajonių, jeigu nėra aišku, tai darykit viską, kad ją įsigryninti tiesiog. Jeigu nėra atėję, tai va taip lengvai, tarkim, taip, nu, palyginus kaip tau vat, iš vaikystės, tai tikrai nebijokit tų vidinių iššūkių tokių ir vis tiek siekit, žodžiu, tų vat, savo vidinių svajonių. Tai va, o dar grįžtant prie to antro klausimo, kai minėjai, kad išėjai vat, iš ofisinio to darbo, iš kelionių ir pradėjai savo kūrybinę veiklą, ar buvo aplink tą laiką, arba galbūt anksčiau, vat kažkokia viduj, nu, negera. Vat kažkaip, kad ar buvai galbūt iki to momento save taip privedus, pavadinkim kabutėse, kad, nu, visgi negyvenu aš to gyvenimo taip, kaip noriu. Ar tau nebuvo tokio vat, tamsesnio periodo? Aišku, kad buvo. Žinoma. Ir turi būti tie tamsesni periodai tam, kad tu paskui po jų pamatytum, kas yra tie šviesus periodai. Ir man atrodo, tie žmonės, kurie bijo tų tamsesnių periodų, tai jų nereikia bijoti. Jie mums tik parodo. Čia yra tas ciklas, jisai sukasi visur, jisai pradedant nuo gamtos, mėnulio visi ciklai, moters ciklai, tai viskas sukasi ratu. Tai vat, tas mūsų gyvenimas, jis irgi nėra, kad tu gali ten pragyventi visą gyvenimą labai ten laimingas arba labai nelaimingas. Nu, yra visokiausių tų momentų. Ir taip man buvo, aš kai išėjau iš darbo, gal iš karto man buvo visiška euforija dėl to, kad man nebereikėjo stovėti kamščiuose, ten važiuojant į ofisą, man nebereikėjo ten skubėti, lėkti po darbų, ten, kad vaikus spėčiau suvežioti į būrelius, nereikėjo, man daug dalykų palengvėjo, aš galėjau miegoti ilgai, ta prasme, labai daug gerų dalykų atsitiko, kai aš išėjau ir uždariau tas duris. Bet atėjo laikas, kai aš supratau, kad o rimtai, aš čia gerai padariau, ar čia mano geras tas sprendimas buvo. Aš tokį fainą kolektyvą turėjau, aš tokią gerą vietą turėjau, šiaip tokį gerą darbą turėjau, man patiko tai, ką aš dariau ir aš pradėjau kvestionuoti, ar tikrai čia buvo geras tas sprendimas. Ir atėjo tas laikas, kai aš jau lyg ir nebežinau, ką daryti. Kaip čia viskas tęsis toliau, kur aš pasuksiu toliau, nes viskas lyg ir nėra, kad čia manęs išskėstom rankom visi laukia. Ir šiaip mano profesija, mano mokslai baigti yra apie turizmą, aš išėjau ne tam, kad nueičiau į kitą agentūrą, kad aš tęsčiau. Ir toks, tas laikas toks buvo, kai jau atsibudau realybėje ir supratau, kad aš neturiu darbo, kad aš turiu pati susigalvoti, susikurti, ko aš noriu, kas yra labai sunku. Ir dabar irgi jauniems žmonėms atrodo baigia universitetus ir nežino, ką jie daryti, ir jie ten išgyvena baisiausiai, bet tai yra normalu, kad nežinai, ką daryti. Ir aš ten 30 metų stoviu ir nežinau, ką aš noriu daryti. Ir tų galimybių atrodo yra labai daug. Tu gali eiti mokytis kažką, tu gali susirasti savo kažkokį pomėgį, kurį tu galėtum kažkaip išvystyti, veiklą kažkokią. Tai tas laikas tikrai buvo. Ir finansiškai jisai buvo sunkus, ir emociškai buvo sunkus. Ir lyg ir supratau, kad aš čia dabar galiu lyg ir gyventi savo svajonių gyvenimą, nes aš galiu daryti, aš turiu sąlygas, tam tikrą laiką, kur aš galiu daryti savo dalykus, bet o kas tie mano dalykai? Ir toj laisvėj, toksai vėlgi atsiranda ta kita lasdos kitas galas, kai taip, yra ta laisvė, yra tos galimybės, bet o kas kitam gale, kaip visą tai daryti, tai... Ar galėtum sakyti, kad būtent disciplina ir tiesiog veiksmo darimas sujungia tos du galus į tą rezultatą? Šiaip negalėčiau taip sakyti, dėl to, kad disciplina tik tais dabar atsirado mano gyvenime ir jinai dar bando atsirasti, dar neatsirado iš tikrųjų. Gal išvedė mane tas toks labai didelis norėjimas ir po truputį atsiradęs žinojimas, ko aš noriu. Ir išsigryninti beinant tarsi. Taip, ir aš labai leidau, iš tikrųjų ilgai viskas užtruko, nes dabar jau yra 5 metai, kai aš esu išėjus iš darbo. Ir yra gal dabar tokie stiprus 2 metai, kai aš jau tikrai žinau, kaip viską noriu daryti, bet tie pirmi 3 metai tai buvo
nu toks, gal čia kažkur nuves, gal kažkaip kitur čia kažkaip nuves visas šitas dalykas, bet va tas toksai lėtas ėjimas ir leidimas sau, tas neforsavimas toksai ir po truputį tais po mažais žingsneliais pagavau aš visgi tą vidinį tokį supratimą, ko aš noriu iš gyvenimo ir tada dar gal nesupratau, bet turbūt tas ir užkabino ir tas ir sakau, ilgai man prasitęsė, gal 3 metai, bet dabar aš labai džiaugiuosi, kad aš turėjau tas 3 metus, dėl to, kad viskas taip išgryninta, išjausta, nepaskubom padaryta. Tai dabar iš šiandienos taško žiūrint atrodo, kad viskas labai gerai ir tas juodas laikas jisai pasibaigęs, bet jisai tikrai buvo. Ir aš tikiu, kad dar bus tų, visko bus, tai yra normalu. Labai gražus požiūris, kažkaip labai faina. Tikrai. Labai geras. Ir labai paprastas, iš tikrųjų, suprasti, kad viskas taip, viskas yra paprasta, tik kartais reikia suprasti, ką mes galim pakeisti ir susitaikyti su tuo, ko negalim pakeisti. Aš noriu paklausti tavęs apie Eliją, nes irgi susipažinom būtent dirbtuvėse ir man jūs labai panašios esat. Ir aš vienu metu galvau, ar jūs giminaitės, ar jūs negiminaitės ir tada kažkaip nedrįsau dar paklausti, tai va dabar galvoju, kad yra puikus šansas išsiaiškinti. Fiziškai panašios? Fiziškai, o, taip. Geras. Aš tikrai galvoju, kad jūs sesės, jo. Geras. Šiaip labai įdomus pastebėjimas, nes mes esam panašios, bet mes fizinių tai nepastebim panašumų. Mes esam ir labai panašios ir labai skirtingos. Mes nesam giminaitės, mes niekada viena apie kitą nieko nežinojom, kol nesusipažinom prieš vasarą. Ir čia irgi vienas iš tų dalykų, kuris atsitiko atsitiktinai, bet labai organiškai ir labai taip, kaip ir turėjo atsitikti. Dėl to, kad buvo momentas vasarą ir jau prieš vasarą, kai aš supratau, kad aš nebegaliu visko viena padaryti, nes aš iki to laiko dirbau viena. Ir su užsakymais, ir su viskuo. Ir su buhalterija. Irgi taip pat. Tai atėjo tas laikas, kai aš supratau, kad čia galima, aš kad noriu išvystyti viską plačiau ir apimti daugiau sričių, nesričių, bet tiesiog ištobulinti tą sritį ir ją plėsti. Ir lyg ir supratau, kad man reikia daugiau žmonių, bet man atrodė, kad čia yra neįmanoma susirasti žmonių, kad aš pripratus dirbti viena, man patinka, kai mano idėja ir mano išbaigimas visas yra mano, man patinka komunikuoti su žmonėm, man atrodo, kad aš čia tokia vienintelė ir nepakeičiama mano darbe, nes tas mano verslas yra labai glaudžiai susijęs su mano asmenybė. Ir man atrodė, kad man turėti kažkokių žmonių, dirbti kartu, tiesiog yra, neišeis man taip. Ne variantas toks net. Ne variantas. Ir aš iš tikrųjų net nepradėjau, aš net neieškojau tų žmonių ir nebandžiau jų rasti, kol man pati Elija neparašė tiesiog atsitiktinai dėl kažkokio baldo, jinai renovavo ten kažkokią atnaujino savo staliuką ir turėjo kelis klausimus, aš jai patariau ir jinai tada man tiesiog atsakydama atrašė, kad jeigu reikės tam pagalbos rankų, tai aš čia. Ir aš esu gavus tokių žinučių nemažai, kad žmonėm atrodo, kad čia tokia labai tobula veikla yra, viskas labai gražu, viskas ten labai spalvota ir ten čia tik tais sėdi ir kuri, paišai ant tų baldų ir viskas. Ir aš labai stengiuosi parodyti ir tą kitą pusę savo socialiniai medijoje, kad yra visko, man yra ir sunku, man yra, aš ten susižeidžiu, man reikia ten kvepuoti tų senų fotelių dulkiam, ta prasme, ten yra visko, bet žmonėm vis tiek kažkaip, pažiūrėjus tą bendrą vaizdą, jam atrodo, kad kaip čia viskas gražu ir spalvota. Tai žodžiu, ir aš esu gavusi tokių žinučių iš žmonių, kad jie norėtų ateiti, pasimokyti, gal ten kažką man padėti, bet aš vis atmesdavau, bet Elija, kai parašė, tai man kažkoks buvo toks, matyt, susikonektinau, kažkas jau per atstumą ir aš, sakau, ateik. Geras. Ir jie atėjo, mes pasikalbėjom ir mums viskas labai atitiko, ta prasme, tai, ką aš jai siūlau, kokius darbus ir ką aš jai galėjau pasiūlyti, jai tuo metu labai tiko ir ji pradėjo pas mane dirbti kaip tiesiog tam tikriem projektam, ateidavo ten kartą ar 2 per savaitę. Ir per pusę metų viskas išsivystė, kad mes dirbam dabar kartu, jinai dirba pilnu etatu pas mane ir mes esam ir labai panašios,
ir labai skirtingos. Ir mes esam žiauriai gera komanda, man atrodo, dėl to, kad viena kitą labai papildom. Bet tuo pačiu ir turim tų panašumų tokių, kad kartais iš pusės žodžio mes galim vieną kitą suprasti. Tai va taip, čia man tikrai pasisekė, nes iš nieko nedarydama aš tiesiog gavau galimybę turėti tą savo partnerį tokį, apie kokį turbūt aš ir įsivaizdavau. Kur net neįsivaizdavai, nes galvoji, kad tai ne variantas, bet va taip. Taip, nes net neleidau įsivaizduoti savo, nes atrodė, kad tiesiog nėra tokio žmogaus. Labai, labai gražiai viskas. Taip kažkaip tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi labai už tave, kad taip viskas tau sėkmingai ir labai, labai faina. Ir sėkmingai, bet irgi, kad čia viskas labai neatrodytų, kad aš ten po vaivorykštę gyvenu, tai tikrai būna visko. Ir sunkiai būna, ir būna neišeina susukti baldų ir bliaunų, ir sunku, ir vat irgi, ir kaip klausai čia, tai kartais ten tysiu kokį fotelį, žinai, ir ten, žodžiu, visai jau pavargus ir galvoju, ką aš čia darau. Aš dirbau darbą, ofise, prestižinėje agentūroje ir su tokiais klientais, kur ten, žodžiu, visiškai kardinaliai aš pakeičiau savo darbo pobūdį ir dabar aš čia devyniais prakaitais išpilta tysiu tą fotelį kažkokį purviną. Niekas nepadeda ir tikrai tokį lyja. Būtent, tai vat sakau, po visų tuo gražiu mano ten pasakojimu, kad aš tikrai gyvenu laimingą gyvenimą, bet kaip ir visi kiti susiduriu su viskuom gyvenime ir darbe ir visur kitur. Irgi čia tikrai labai svarbu yra šitą paminėti. Ačiū, kad pasidalini. Čia tiek daug, jau linkstam link tų visų kitų klausimų ir dabar nežinau, kurį pirmą paklaus. Ar yra kažkoks įsimintiniausias momentas, ar dirbtuvių, arba visos veiklos, arba kažkoks labiausiai kuriozinė situacija, ten didžiausias baldas kažkoks, didžiausia nesėkmė, kažkas va tokio, kas ateitų pirmas į galvą tarsi. Šitą dažnai šiaip sulaukiu klausimo, ir aš neturiu jam atsakymą, dėl to, kad, nėra, gal dar man pasitaikys kokia kuriozinė situacija, bet šiaip visko, kiekvienas tas užsakymas, kadangi jis yra individualus, jis atsineša savo iššūkius ir tikrai būna, kad ten kažkas tai nepavyksta iš antro karto daryti, ar ten, nežinau, vieną kartą sofos, niekaip negaliu susukti sofos, padariau sofą jau klientį ir neišeina man susukti, ir aš jau norėjau vos ne ją ten perdaryti tą rėmą, supjaustyti, iš naujo padaryti tam, kad man ją pavyktų susukti ir man tiek, jau man vakaras, jau pavargus nervina, tai skambinau draugai, sakau, greit atvažiuok, tam man padėsi ir, žodžiu, net jo šviesiom akim savo tą sofą, nors nesuprantai, nieko apie baldus. Paėmė, susuko ant tą sofą. Tai visokių tokių šiaip būna dienoje dalykų, bet kažko tokio labai įdomus nepapasakosiu iš tikrųjų, nes man gal kas yra kasdienybė, gal tau pasirodytų labai juokinga, žinai, ten, nežinau, kad ten aš tysiu iš konteinerio, ten baldus kokius ar ten, žinai, kažką. Bet nežinau, kiekvienas projektas jis turi savo istoriją. Ir, taip, nes unikalus, žmogus, koks jie ateina su kokia istorija, to baldo istorija vien. Taip, tai viskas apipinta tokiais, žinai, tokiam istorijom, gal čia irgi nuo žmogaus priklauso, nuneštum restauratoriui kažką, jisai pasiema, padaro, atiduoda ir viskas, jam niekas neužsilieka, man viskas įdomu, iš kur čia tas baldas, kaip jisai gyveno, aš įdedu savo energiją į tą baldą, tai ir atiduodu su tą energiją. Tai kažkaip aš gal tokia pati labai sureikšminu dalykus ir man tos istorijos ir pinasi aplink viską, žinai. Manau, kad čia tiesiog žmogaus toks stilius, kad apipinti istoriją, nes man irgi, aš kiekvieną dalyką, kurį darau, tarsi taip norisi visko įdėti į minčių ten ir man atrodo, žmonės labai tai jaučia, žino. Ne visi galbūt, bet vis tie, kurie jau ateina, tikiu pas tave, jau kažkaip. Jaučia ir tie dalykai labai mieli yra ir šiandien pasirodysiu, kai gavau, atėjau į interviu, buvau pakviesta ir dar gavau dovanų ir netgi ne šiaip savo vyno mergaitės dovanų, o dar laiškelį netgi gavau labai mielą. Tai jo, šitie dalykai yra labai pastebimi ir kartais, kaip žmonės ir sako, kad atrodo labai nuoširdu, tai
kartais reikia labai labai mažų dalykų, kur jie nieko nekainuoja, tiesiog tavo laiko ir tavo energijos kažkokios. Bet tikrai, kai įdedi, jie yra pastebimi. Tai ačiū. Ačiū tau, aš ir net labai lengvai, bet susigraudinau, nes tikrai labai 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 gera man. Tai aš dėl to šitą laidą ir pradėjau galbūt kurti, nes iš vis mes su Batvino mergaitėm, mes norim tiesiog sukurti ir kurti tokią jaukę, šiltą bendruomenę žmonių, rodyti, kad yra žmonių, kuriems rūpi tas tikrumas, toks autentiškumas, nuoširdumas paprasčiausiai. Tas jaukus internetas toksai, žinai, kad būtų, kad vienas kitą mes ugdytumėm, vienas kitą palaikytumėm, skatintumėm. Ir dėl to man šitoj laidoje yra įdomiausia tiesiog kalbinti tokius, tikrus žmonės kažkaip, su tikrais išgyvenimais, su tikrom istorijom, su tikrais, nežinau, kasdieniniais dalykais tiesiog, su jausmais, su jų charakteriais autentiškais. Nes tiek daug mes turim viso to, kas yra jau padaryta, padažyta, ten perdažyta, netikrumo tokio. Ir man kažkaip niekada tai nebūdavo įdomu. Kai tu sakai, kad viena didžiausia baimė buvo sutikti tokį patį žmogų su sijonu, tarkim, automobilis ir panašiai, tai man tas, kad kažkaip niekada negali tarsi iš tikro pažinti, pajausti to žmogaus, bet aš tikiu, kad įmanoma, žinai, tiesiog reikia daugiau laiko skirti, daugiau atsiverti pačiam, kažkaip paklausti tiesiog. Tai man kažkaip apie tai tas ryšys, gyvenimas, su kitais žmonėm. Ir aš tikiu, kad įmanoma susikurti ir kurti tokį pasaulį, tiesiog, kuris tiesiog toksai yra šiltesnis negu tai, kas yra populiaru, madinga, nes čia nubėgo ta mintis, tai grįžau dabar prie jos, kad niekada man nebuvo įdomu, kad tie madingi dalykai. Mano pačios nemėgstamiausios dainos yra tos, kurios kitiems žmonėms yra pačios mėgstamiausias. Ir aš visą laiką kažkokia kitokia jausdavausi tokia, žinai, kartais tai priėmė, tai gerai, aš kitokia, faina, žinai. Bet kartais tu jautiesi tą baltą varną tarp visų ir taip kažkaip, atrodo kažkaip ne taip ir smagu. Tai visų tuo noriu parodyti, kad iš tikrųjų ta balta varna būti yra labai labai smagu ir iš tikrųjų tiesiog jei. Tikrai pritariu. Buvau ta balta varna jo nuo mažens ir iki šiol ir kažkaip tie stereotipai, jie labai laužo žmogų ir kažkaip taip ir norisi ir vaikams perduoti, kas yra tikrai labai sunku turbūt, kai gyveni kažkokioje aplinkoje ir tiesiog sunkus čia yra dalykai, juos kartais yra sunku suprasti, bet labai labai išsilaisvini save, kai gali sau leisti būti balta varna. Ir čia taip užsiminėm, tu vis pamini vaikus, nes milžiniška tavo gyvenimo dalis. Aš noriu paklausti, kaip šeima reaguoja, ne tai, kad reaguoja, tiesiog kaip jie įsitraukia galbūt į tavo visą šitą kūrybinį procesą. Kad namuose ne sofa, lova ir spinteles dažai, pati ten viską pervilkiniai, dar vis laukiu, kaip atrodo, ar tu įkėlei, kaip lova baigėsi. O neįkėliau, aš nežinau, kiek galvau, tokių pastabų. Nes aš labai laukiu pamatyti. Gerai. Tai kaip jie reaguoja, nes tai fainai, kad tos užkulisius visus rodai ne tik galutinį procesą, tai iš tikrųjų kviečiu pasiekti Robertą, nes tikrai, labai faina istorija. Aš kažkaip esu iš tų žmonių, kur ne visų istorijų žiūriu, dažnai užmūtinu ir kartais tik grįžtu, bet tavo tai visą laiką, dar net nežiūriu, kada prabėgom, nes noriu pasilikti, kada tikrai pamatysiu. Tai labai fainai, tikrai. Tokie natūralūs, tu ir daug ir pasidalini naudingų patarimų iš tikrųjų, tai tas labai fainai. Tai mano šeima kartais, kaip čia pasakyti, gražiai. Žodžiu, pradėsiu nuo istorijos trumpos, kai, žodžiu, grįžta mano vyras namo vieną dieną ir sako, ką tie teptukai veikia vonioj. Ir sakau, aš parsivežiau išsiplauti juos, nes darbe ten, žodžiu, maža tokia kriuklytė ir aš norėjau ten atsinaujinti visus teptukus ir parsitysiu viską namo, galvoju, išsiplausiu, tam užsimerksiu ir jisai su tokiu palengvėjimu atsiduso, kai išgirdo, kad aš čia nieko nedažysiu namie, kad vienamam šitai teptukai, kad aš tik išsiplausiu ir išsivešiu juos. Tai va čia turbūt atskleidžia, kaip mane šeima palaiko.
Tai šiaip aš savo pati didžiausia iš tikrųjų palaikytoja. Man nereikia labai ten daug palaikymo iš tikrųjų, nes aš iš tikrųjų namie daug ką rausiu ir ten, žodžiu, keičiu ir aš tikiu, kad ta mano šeima jau, nu, biškai užknisė yra. Bet, nu, ta prasme, aš nejaučiu nepalaikymo. Jie mane palaiko, tik tais jį labai atvirai, žinai, ir jeigu aš ten kažką parsitisiu namo ten šveisti ir man taigi sakei, kad jau nebesiveši namo. Tai toksai kažkaip labai natūraliai žiūriu į tai, nes, nu, jie to negyvena, aš to gyvenu. Man yra labai svarbu, aš tikiu, kad mano vyrui visiškai dzin yra ruda lova ar pilka lova. Nu, ta prasme, ir aš nuoširdžiai jį suprantu. Ir kai aš užsimanau ten perdažyti miegamos sienas, kai mūsų remontas ten prieš porą metų padarytas, mes prieš porą metų įsikraustėm į tos namus ir aš po 2 metų noriu perdažyti sienas, nes man čia reikia tas sienas kelias perdažyti. Ir aš tikiu, kad to nėra to, žinai, didžiulio entuzijazmo, jo, dažom sienas. Dabar, ne. Bet, sakau, aš juos suprantu, man nėra, kad labai ten reikėtų iš jų didžiulio palaikymo, bet viskas gerai su to yra, žodžiu. Bet juokinga, tas va toks irgi realybė ta tokia, žinai. Taip, realybė yra tokia. Ir vėl grįžo su foteliu. Ir dar aš mačiau, kad gyvūnėlių, jūs turit, auginat gyvūnėlius į jūrų kiaulytę ir katinėlius, ar tiesa? Jo, mes šiuo metu turime jau mažiau gyvūnų, tai mes turim 1 katiną, 2 jūrų kiaulytės ir žuvis. Mažiau, tai buvo kiek daugiau. Buvo visko pas mus, šiaip aš visą gyvenimą su katinais užaugus ir aš kačių toks labai žmogus, tai irgi nematau. Aš žinok, visko žmogus. Aš vaikystėje buvau gyvūnų, aš buvau vaikystėje šuniukų žmogus, nes man šuniukas atrodo, toks, kur myli labai ir tu jį myli ir labai toks palaikymas tarsi vienas kito. Ir tada mes persikraustėm su mama ir radom katytę gatvėje. Ir ta katytė mano visą paauglystę, jinai kažkaip šalia buvo ir mano geriausia draugė tokia, visiškai, Miglė, tu irgi mano geriausia draugė visą laiką buvo tikriausiai, bet kitaip, namie, žinai. Ir tada kažkaip aš kačių žmogus labiau tapau. O dabar, prieš metus kokius, aš vėl grįžtu link šunų, žinok, nors mes 2 kates auginam. Ir aš, katės labai, apskritai visus gyvūnus, aš žinok, labai myliu. Man kažkaip gyvūnai teikia vieną didžiausią džiaugsmų, kokį gali iš vis gyvenime teikti. Ir aš visų gyvūnų mylėtoja, kačiukai savaip, šunis dar kitaip, žodžiu, vienas kitą papildo. Kuo daugiau, tuo geriau. Tai ir aš taip gyvenau, kuo daugiau, tuo geriau, bet kai dabar jau, žodžiu, kai yra jau pilni namai visko, tai jau užtenka, jau nebėra kuo daugiau, tuo geriau. Tai taip, aš kažkaip augindavau po 2 katinus vis mėgdavau, nes man atrodavo, kad, katės, jeigu ten, man taip atrodė, kad turi turėti visi savo draugą. Tai, žodžiu, mes ir kates 2 turėjom, bet dabar turim 1 jau katiną, bet jam yra gal 16 metų arba 15 ir jis matęs labai didžią dalį mano gyvenimo ir toks tikras bendražygis, kartu keliavom per visko daug iš tikrųjų. Koks vardas jo? Jo vardas Aja. Šiaip jo labai keistas vardas, aš tada, kai dėjau jam vardą, visiškai negalvojau, kad jis tiek daug metų gyvens. Tiek daug metų su to vardu. Tai, žodžiu, juokingas tas jo vardas, bet jo, mano vienas geriausių draugų iš tikrųjų, nes žiauriai geras katinas. Tai taip, turim tą savo katiną. Ir vaikai turi jūrų kiaulytės. Labai norėjo, labai laukė, ten plakatus, piešė metus laiko svajojo apie tos ir mes vieną kartą su vyru grįžom iš atostogų ir buvo mano mama su vaikais ir mes tik įžengėm į namus ir jos pasitiko mūsų tokiais plakatais, tokio didumo plakatais su nupieštom jūrų kiaulytėm ir ten googlinosi, ką jos valgo, kaip jos gyvena ir, žodžiu, ten metus laiko gyveno tom jūrų kiaulytėm, kol vieną dieną ėmiau ir padariau joms staigmeną. Bet dabar ir gyvena narvelį tos jūrų kiaulytės. Man gaila biškai, iš tikrųjų. Bet truputį išleidai, mačiau. Taip, bet atrodo man, kad visi turi gyventi laisvėje, nežinau, mano tas katinas, jisai labai laimingas yra ir nors ir gyvena tarp 4 sienų, bet jisai jam gera, jisai taip užaugęs. O narvuose tie gyvūnai, nežinau, mes ir paukštuką turėjom, čia praeitą vasarą berods palaidojom, tai jo, pamiršau paminėti, kad buvo ir paukštukas.
Tai atrodo, nu, mes ten bandėm jį taip auginti, kad jisai laisvėje gyventų per visus namus, kad skraidytų, bet nu, jisai tam narve savo tupėjo, nors yra atidarytas tas narvas, bet nu, vis tiek tu matai tą narvą ir gyvūną jame. Ir toks kažkoks, nežinau. Irgi erorą išmeta taip. Išmeta erorą, bet jo, aš labai kažkaip vadovaujasi mamystėje, kad vaikai turi gauti vaikystėje tuos dalykus, apie kuriuos jie svajoja, nori, nežinau, mano vienas vaikas ten nori dažytis dabar ir ten, žodžiu, būti visą labai graži ir aš kartais žiūriu ir galvoju, iš kur, kodėl ir ten, žodžiu, jeigu man reikia lūpdažio, tai aš einu pas ją lūpdažio, nes aš neturiu lūpdažio, jinai turi lūpdažį, jai 10 metų. Bet jo, kad neužsiliktų tie dalykai viduje, kažkaip turbūt paturės tas jūrų kiaulytės ir daugiau, tai gal ir nebenorės gyvenime turėti jūrų kiaulyčių. Bet visą gyvenimą išliks nuostabus prisiminimas. Nu gal, tos dienos ir šiaip tokio turbūt, kad poreikių galbūt atsižvelgimo irgi na long run, žinai. Taip. Čia aš noriu truputį nukrypti ir jeigu tau nebus jau kur, tu nenorėsi, tai viskas gerai, nesakykit. Bet čia net nebūtinai dėl kameros, bet gal va čia, nu kiek, man dabar 26 metai ir mes su draugiam, su tom pačiom Mino mergaitės, nes jos yra mano artimiausios iš tiesų draugės, tai mes neretai jau apie vaikus pašnekam apskritai. Ar nebuvo baisu tau vaikų turėti, pasiryžti kažkaip? Gal, va, ar buvo kažkoks toks, ar tiesiog natūraliai viskas kažkaip, nu, aišku, su vyru čia 2 žmonių visi klausimai ir taip toliau, bet ar nebuvo kažkokios baimės turėti vaikų tau? Nebuvo man baimės, aš, man atrodo, dar buvau labai jauna ir negalvojau apie tas baimės ir dabar jau reiktų, jeigu, tarkim, dabartinius metus, tarkim, perkelus į jaunystę, tada, kai man ten gimė vaikai, tada aš jau turbūt, kad galvočiau ir bijočiau bet tada, man atrodo, kad aš, nežinau, dar man 5 metai buvo, aš visiškai dabar žmonės ten gal ir tada, nežinau, bet aš tai visai nesidomėjau nei saviugda kažkokia, nei, visai kitaip aš gyvenau ir man atrodė dar turbūt įprasta labai, kad baigiai mokslus, visi darbinai, susitikai savo vyrą, sukūrė bendrus namus, nu ir ką, ir dabar vaikai. Ir tada dar toks labai stereotipinis buvo tas požiūris mano. Dabar aš tikiu, kad yra sunkiau, nes visko yra, ne tai, kad daugiau, bet viskas yra kitaip iš tikrųjų, negu kad prieš tuos 12 metų, mano vyriausiai dukrai 12 metų yra. Nu, taip, aš kitaip gyvenau ir aš tikiu, kad dabartiniam pasaulyje tai tų baimių turėtų būti daugiau. Jo, nes mes tikrai susidurėm ir tada aš kažkaip pagalvoju, nu, ar čia normalu, ar čia mes per daug overthinkinam, žinai, ar per daug mes čia gilinamės, ar dar kažko neišsprendusios, tarsi, nu, va, tiesiog tai buvo įdomu išgirsti. Iš tikrųjų, kartais per daug mes tikrai galvojam ir per daug gilinamės, tiesiog gal reiktų, nu, nenoriu pamokančiai skambėti, bet kuo aš vadovaujuosi tuo jausmu, kad jeigu yra tas vidinis jausmas, tai jisai yra teisingas. Ir tu aplipinti jį gali visą laiką ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, ir teigiamais dalykais, ir kažkam baimėm. Bet tas tikrasis yra viduje kažkur atsakymas. Taip, kad jo žodžiu nebijoti ir stengtis klausytis. Tai jisai tik tais ir gali pasakyti, o kas daugiau. Noriu paklausti dar poros klausimų, tokių platesnių. Ar yra dalykas, kokio nesijimtum? Darbe? Darbe, taip. Jeigu jaustum, kad nelabai jausmas, tai čia būtų toksai tarsi sustojimo ženklas ir pagalvojimas, ar... Šiaip aš anksčiau daug ko nesiimdavau, aš imdavau tik tuos projektus, kurie arba man patys baldai patikdavo, arba žmonės, klientai. Dabar aš pradedu kažkaip suprasti, kad visgi tai yra verslas ir tai nėra tik tais apie tai, ką aš noriu daryti, bet tai yra ir apie tai, kaip aš uždirbu pinigus ir tai negali būti vien tik tai, kas man patinka. Tai turi būti ir dalykai, kuriuos reikia padaryti. Tai mes tikrai retai kada atsakom, bet man atrodo, kad į mus žmonės, kurie kreipiasi, jie jau žino, kas mes esame tokie ir kas tas kuku yra. Ir
Jeigu jiems, nežinau, reikia ten atnaujinti antikvarinę didžiulę ten kažkokią tai indaują, tai jie turbūt nesikreipia į mus, jie kreipiasi į restauratorius. Jeigu kartais ir pasikreipia, tada mes juos nukreipiam pas restauratorius. Nes yra dalykų, kurių mes nesam restauratoriai, mes labiau dirbam su idėja, su kūryba. Žinoma, kad mes darom ir paprastus dalykus, ir pervelkam, ir sofas, ir ten, ta prasme, ne tik spalvinam ten viską. Bet yra dalykų, kur tiesiog kartais mes nukreipiam, kas padarys profesionaliai ir šiek tiek, kur yra kitokia darbo specifika. O kad kažko ten labai nesijimti, tai nežinau, mes pradėjom neseniai virtuvės net perdažinėti ir toks atrodo, kur man kažkas kažkada būtų pasakę gal, tai ne, jau tikrai, ta prasme, ne. Bet aš pati savo virtuvę esu persidažiusi prieš gerus metus, kai aš pirmą virtuvę dažiau klientai, tai irgi sakiau, o niekada daugiau to nedarysiu, nes tai yra didžiulė atsakomybė, tai yra nuo spalvos parinkimo iki pačio viso išpildymo ir ta prasme tas procesas, jis turi būti labai kokybiškas, sakiau, kad tai yra daug niuansų šitam darbe. Bet po kiek laiko aš gavau tokią biškį mažesnę virtuvę ir tai buvo mano klientė, kuri, šiaip jau daug, daug mes ten esam jai tikrai darę ir tas pasakyti ne, toks atrodo, kaip ir, gerai, tai va čia buvo tas atvejis, kai dėl žmogaus aš dariau, dėl kliento. Bet po to kažkaip turėjom dabar dar vienus klientus, kur irgi buvo ir labai faini namai, ir labai ir žmonės, ir ta virtuvė, ir ten toks šuo fainas. Žodžiu, tai net nėra, žinai, šiandien gal aš tau pasakyčiau, kad kažko nesimtumėm, bet rytoj mes imsim ir imsim. Taip. Nuo situacijos, žodžiu, taip viską sprendžiant to konkretaus dalyko klausimą. Labai fainai, daugiau. Taip ir turėtų būti, man atrodo, žinai, tu tiesiog pasirenki, taip ar ne, ir viskas, tuo gyvenimo momentu ir neįpareigoji savęs, neįstatai kažkokius rėmus, o jeigu supranti, kad, tiesiog ne mum, tai fainai, kad nukreipti gali. Kitas klausimas yra, kad apie tą, man kaip skrynę aš dabar atsimenu, nesu tikra, pataisysi, su kačiukais, tas baldas su kačiukais, ten tavo rankų piešimo ir pieštas yra? Taip. Ar vienas iš pirmųjų čia, pavyzdžiui, buvo darbų? Komoda ten yra, turbūt apie tą kalbį, tai čia buvo irgi, jinai turi tokią istoriją, kad, žodžiu, kaip ir apie logotipą pasakau su pavadinimu, tai čia labai panašiai, man reikėjo jau pasileisti Facebooką, žodžiu, tai mano tas jau kitas etapas buvo, kai jau tada atsirado pavadinimas ir logotipas, tai man tada sekantis žingsnis buvo Facebookas. Reikia kažkokios tai nuotraukos reprezentatyvios. Aš labai nemėgstu naudoti šiaip iš kažkur nuotraukas ir visos nuotraukas, kurias aš dedu, tai jos yra iš mano archyvo ir mano darytos arba mano fotografės. Yra Instagrame 2 nuotraukos tik tais, kurios yra pačios ten pačioj, kurios tiesiog buvo jo paimtos iš kitur. Tai žodžiu, man reikia viskas jau, kad būtų mano padaryti. Tai ir Facebooką man jau reikia ten, nežinau, dabar pasileisti. Žinai, kaip būna. Taip. Tai žodžiu, aš turėjau kaip tik savaitgalį, tai buvau viena namie. Aš parsitisiu šitą komodą tokią ir galvoju, aš tada strategavau, kad aš ją kažkaip išpiešiu, tada nufotkinsiu ir jinai galės ten būti mano šitas cover foto. Ir aš parsivežiau tą komodą ir sėdžiu aš prie tos komodos, jau ten išsitiesus laikraščiais ir dažyti jau noriu, bet tai kaip man ją dažyti. Ir aš vėl galvojau, kad man ateis ta idėja, kai aš jau parsivešiu tą mano mūzą prasproks ir aš jau galėsiu ten, žinai, ir žodžiu, ir man nieks nesigauna, ir aš ten kažką pasipaišiau su pieštuku, jau ten pavalgiau, grįžtu, ištryniau, ir man nesigauna, ir tada aš pradėjau straglinti save, kad man reikia, čia aš turiu padaryti, ir žodžiu, toksai, bet nieko, atsikėliau šeštadienio rytą, man tada gimė kačių mintis, aš ten, žodžiu, išsipiešiau tas kates, tada labai patiko mintis ta, kad irgi nenaudoti esamų spalvų. Aš kiekvieną tą katę maišiau atskirą spalvą, kad jinai negalėtų nieks jos atkartoti. Tai žodžiu. Ir tada jau, kai jau atsirado galvoje mano idėja, kai atsirado jau tos katės pirmosios ant tos komodos, tai tada jau viskas ėjosi labai gerai. Tai žodžiu, pabaigiau aš per savaitgalį tą komodą savo.
susiradau fotografę, kuri prašiau, kad fotografuotų ir mes iki šiol su jie dirbam, tai labai, labai irgi toks atradimas mano. Tai va, tai jos tokia istorija, jinai vis dar yra pas mane, nes jo, vienas iš pirmųjų tokių baldų buvo jau pradėjus šitą veiklą ir vienas iš tokių, kur lyg ir galėčiau kažkam ją perleisti, bet ir lyg ir dar toksai, dar laikai savo. Vat nežinau. Čia man su vestuvinė suknelė taip yra. Kita pusė, bet panašiai. Panašiai, nes mes į tą vestuvinę, net ne mano, mūsų vestuvinė suknelė iš tiesų ten yra. Gavosi taip, kad aš Norvegijoje įsivausiu savo vestuvinę suknelę, ne dėl to, kad aš Lietuvoje ten pižonė, neišsirengi ten kažką. Man viskas turi iki detalių būti, sueit visi galai, visi, tai va tikrai tikiu, kad supranti. Taip gavosi, kad aš dar prieš susižadant iš vis pastebėjau vienos merginos sukneles, man jos labai gražios, aš jas palaikinau Facebook'e ir kai jau atėjo metas, kada jau reikia galvoti apie tą vestuvinę suknelę, nuo ko čia pradėti, yra ta mergina, jos gražios suknelės, reikia parašyti, kad tiesiog informaciją pačią pirminę duotų. Ir taip gavosi, kad mes su jie jau ten apie batelius galvom, kokius čia priderinti, nes žiauriai sutapo visos idėjos, visos vizijos, tiesiog viskas suėjo visus kraštus. Ir tada toks, tai gerai, ir tada, palaš, o tu Vilniui, aš Norvegijai. Ir mes tokias tiesiog darom. Tai gavosi taip, kad irgi mano suknelė buvo tiesiog korsetas ir toks lengvas sijonas, tai nereikėjo tiek daug primatavimo pagal figūrą, bet vis tiek vykau 2 kartus į Norvegiją, jinai pasikvietė net pas save į namus, nes jos studija būtent name yra. Ir pirmą kartą vykom su vyru, tai va iškart susipažinom visi, vyras nedalyvavo procese, tiesiog šalia tarsi buvo ir patyrinėjom ir pačią Norvegiją. Ir tada antrą kartą su mama, pirmą kelionę iš vis mūsų bendrą turėjom kartu, tai buvo nuostabi patirtis. Ir tą merginą, Kristina, jeigu žiūri, tai tau šilčiausi linkėjimai, labai pasiilgau ir tu tai žinai. Tai susidraugavom iki tiek, kad mes su vyru ją net būdami, viešėdami pas ją pirmą kartą mes į vestuvės ją pakvietėm ir jinai atskrido dėl mūsų vestuvių iš Norvegijos, aš negaliu patikėti. Ir ten tas korsetas daug gėlyčių yra ir jinai kiekvieną gėlytę rankomis, kiekvieną karoliuką man ten yra kažkoks meno kūrinys iš tikrųjų. Ir aš tiesiog, žinai, kai tu parduosi, tai neparduosiu, sakau, aš nežinau, ką aš su ją veiksiu, tiesiog man jinai yra ir toks, tai dėl tos skrynės tikrai irgi suprantu, ką jauti ir kad tu maišai kiekvieną spalvą, tai čia iš vis nerealiai yra. Ne, čia nieko nerealaus nėra, čia tiesiog apskritai, kad tau tai yra svarbu, kad tau tai yra svarbu, man tai yra wow tiesiog, nuostabu. Tai nepaleisk tos suknelės bent jau kol kas dar. Gerai, muziejui kokiam vadovauti. Savo namų muziejui. Kodėl, nežinai. Viena iš idėjų, aš kažkur mačiau per LRT, buvo keiščiausi pasaulio namai ir ten iš tikrųjų žiauriai keisti namai, bet jie tokie unikalūs ir skirtingi ir aš galvoju, aš jeigu kada nors nuspręsiu padaryti keiščiausią namą savo, arba tiesiog mūsų namas bus ant tiek keistas, kad aš jį galėsiu papuošti, padaryti muziejų ir suknelė bus pagrindinis eksponatas. Tai jau idėjos kūrybinė. Tai tada einame prie, žodžiu, mūsų savo laidose sugalvojau, kad Lightning toks greitasis blitz raundas yra visai juokingas. Tiesiog linksma ir pramoga tokia. Bandom. Tai klausimai adekvatus, viskas gerai. Gerai. Mėgstamiausia metų šventė. Jeigu tokia yra. Jeigu nėra, irgi... Čia reikia blitz, čia, ne? Jo, blitz. Bet gali pagalvoti, viskas gerai. O, geras, čia gali būti iš visą egzistenciniai klausimai. O ne blitz. Sunkiausias jau prisistatėjai. Jau čia visą kitą lengviau. Arba gali reitinguoti. Jeigu neišsirenki, pavyzdžiui, kokios tavo apskritai smagios šventės yra. Eik savo. Aš čia vėl noriu filosofuoti, kad man ne apie šventės gyvenime. Bet gerai. Velykos. Nes pavasaris... Trumpai čia reikia, ne? Galim ir taip, kaip mes pačios kuriam formatą, nesvarbu. Nes daug žodžiu, visa giminė susirenkam, ridenam kiaušinius ir tokia vienintelė turbūt tokia tradiciška labai, nes ten kokios kalėdos vėl ten būna, nežinau, kažkas ten kažkur išvažiavę, žodžiu. Tai Velykos tokia turbūt apie tradicijas. Geras, labai gražu. Kokį mėnesį yra tavo gimtadienis? Gegužį. Mėgstamiausias patiekalas?
Kugelis. Kažkoks pagardintas ten keptom daržovėm. Mano kugelis vien tik iš bulvių, be jokių spirgučių sugrėti. Įsimintiniausia šalis, kokioje teko keliauti? Arba į kurią grįžtum rytoj, poryt? Į Aziją. Į Aziją. Konkrečiai kažkur, ar tiesiog į regioną? Muzikos stilius, kurio daugiausiai klausais? Kaip įdomu. Šiaip aš užaugau su regio muzika, tai man iki šiol, ir dabar buvom filme su dukra ir dabar naujas išeina kažkoks apie Bob Marley. Tai toksai, Bob Marley gal ir mažai klausau, bet šiaip tai jo regis mano buvo mėgiamiausia muzika. Dar buvo toks stilius ska. Tai irgi, o dabar kažkaip paklausau visko, kartais ir elektronika, kartais psichodelinė muzika, kartais net ir, aš esu netgi metalo festivalyje buvusi Berlyne, kur su draugais varėm. Tai žodžiu, dabar ta muzika tokia labai įvairiuoja. Pagal nuotaiką galbūt atsirenki. Gal labiau ne pop muzika, tokia, gal jeigu atsakyčiau klausimą, tai kokia gal nemėgiamiausia, tai būtų ta tokia jau labai pop muzika. Šį kartą Lightning Roundą šito klausimų šiaip su vyro pagalba rinkau. Tiesiog vakare gulėjom kažkaip ir taip galvoju, žinai, mano perfekcionistas vidinis, tai reiks sugalvoti pačius tobuliausius klausimus, kad, tai to neklausiu, nes čia taip visiems aišku, toks taip čia neįdomu. Ir tada aš vietoj to, kad užsisukti šitose mintyse, aš tiesiog sakau, kokį tu sugalvotum klausimą. Tai jis pasakė šitą. Aš prieš tai merginų klausiu, kurias kalbinau, nes, tiesiog toks katės ar šunis, bet tu jau atsakėjai, tai katės. Taip. Ir tada aš klausiu drink of choice. Nesvarbu, alkoholinis, nealkoholinis, jokio skirtumo, bet ką tau skaniausia yra gerti? Vandenį. Man irgi. Pagrindas. Kartais su kažkuom, su citrina, agurkų kažkuom, bet vanduo man irgi. Nes nuo jo tik tais vienintelį iš tikrųjų gali atsigerti. Ir šiaip jisai labai skanus, ta prasme, skanus vanduo. Aš esu ta prasme, yra neskanaus vandens, ta pačiai. Nežinau, pas mūsų tėvus Klaipėda irgi, ten aišku, nuo daug ko priklauso, bet mūsų vanduo Vilniuje labai skanus. Tikrai pritariu, taip. Yra vienas, neminėsiu gal pavadinimu, bet labai neskanus buteliuotas vanduo. Bet man jisai kaip seilės, tiesiog ir aš negaliu patikėti, toks tas skanus. Ir paskui pasakysi. Ir turim vieną giminaitę, tokia 96 jau gal jai metai ir kai ateini į svečius pas ją, ten visą laiką viskas, pagal protokolą, viskas taip pat, žinai, ir tame ir yra žavesys jos, bet jinai visą laiką negalima gerti iš vandens krano, reikia vandens iš buteliuko, nes svečiams čia viskas, tai teikia visą laiką pas ją būna, tai aš visą laiką jos neklausau ir vis tiek savo iš krano prisipilu, nes labai neskanus tikrai. Antireklama. Taip. Kalnai ar jūra? Jūra. Aš nemėgstu kalnų, aš žinau, kad aš norėčiau mėgti kalnus. Šiaip mes tikrai ir keliaujam, ir slidinėjam, tai kalnai žiemą, tai dar pasvarstyčiau, ar jūra, ar kalnai. Galbūt pirmiau jūra, paskui kalnai, bet kalnai vasarą, tai aš labai norėčiau, bet labai bijau ir aš labai bijau aukščio ir man, žodžiu, kai apima aukščio baimė, tada surakina visą kūną ir man ten atrodo, kad aš toj mirsiu. Tai dar šitos baimės neįvykiau, nors labai norėčiau į haikus kažkur ten varyti, kur ten, aš tikiu, kad labai gera kalnuose yra ir vasara, ir labai norėčiau, bet dar kažkaip neperžengiu šitos baimės. Čia vėl aš noriu prie savęs grįžti, nes kažkaip daug panašumų taip randu ir man irgi, aš norėčiau, kad man kalnai irgi labai patiktų, nes ten žiauriai gražu iš tikrųjų, kiek tu gali daug pamatyti ir tokių skirtingų visokių, bet gal dar ateityje priaugti kažkaip reiks. Aš buvus 12 kokių metų su tėčiu keliaudavom po kalnus ir kažkaip mano tų laikų ten toks biškį PTSD užsilikus, nes ten žiauriai blogas oras būdavo, aš irgi to aukščio bijodavau, o ten vieną kartą lipom tokių, kur slenkančios uolienos tos buvo ir tu leidės ir žiauriai baisu kažkaip. Bet ir to aukščio bijau irgi, bet aš tai suvokiau, kai šokom nuo tilto, su guma, ir šokom iš šito lėktuvo. Tipo, aš bandžiau peržengti tą baimę, bet
tai kai aš padariau, aš supratau, kad aš ant tiek nemėgstu aukščio, kad man net tai įveikus, žiauriai smagu, tipo, pliusų uždėti, bet kad man neįdomu, net, tipo, ją įveikinėt kažkaip. Tai labai gerai, nuraminai biškiuką. Jo. Nes iš lėktuvo irgi gal ir neiššoksiu niekada gyvenime, nes tikrai atrodo, kad neiššokčiau, jeigu neišstumtų manęs, bet gal ir nereikia viską gyvenime taip jau labai ir padaryti. Taip, man buvo pats maloniausias momentas viso to experience'o, tai kai jau grinai su tuo treneriu atsisėdom ant žemės. Tai, kažkaip irgi, žinai, ar iš tikrųjų verta, jeigu pabandyt gal, žinai, kad tiesiog atrasti kažką savy, stiprybės gal tos, pasiryžti tarsi, bet iš tiesų nebūtina. Žinai, nebūtina. Ta bucket listą savo tu pats gali pagal save daryti. Taip, ir yra turbūt tų dalykų nebūtinai šokti iš lėktuvo, kad tą pajaustų. Man, pavyzdžiui, irgi peržengimas per save yra netgi su snowboardu nuo kalno čiuožti, nes aš irgi bijau, kad ten susitrenksiu, kad išsisuksiu ranką. Aš irgi bijau ir čia jau yra irgi peržengimas. Arba ten kažkur tai snorkelint vidury ten vandenyno išmeta iš laivo ir ten irgi ir man ten baisu, kad ryklys atplauks. Ir jau kovoju su tam baimėm kitose situacijose, nebūtinai čia iš to lėktuvo šokti. Taip, komfortiškesnėse ir pagal save va tokia nuspasi. Ir paskutinis klausimas, nežinau, kaip tu jį reaguosi, gal jis tau visai tolimas, bet kadangi mes su vyno mergaitėm visos žiauriai čipsus mėgstam, tai noriu paklausti, ar mėgsti čipsus? Taip? Koks skonis labiausiai patinka? Aš labai mėgstu tuos tokius, aš nežinau netgi kokie ten čipsai, bet tokie vamsdeliai, oranžinis pakelis. Tortilijos tokios. Kukurūzinės ar? Kukurūzinės, tokie vamsdeliai. Buvom atsivalgę jau jų, tai buvo tada kažkokie ten šiaip čipsų kažkokių paragauti, dar cheeseballs. Labai fainai. Miglės, mano geriausias draugas, vienos iš vynų mergaičių irgi vienas iš pasirinkimų tikrai cheesebalsai būtų. Jeigu sakysi, kad ne, tai tu meluoji. Bet šiaip aš čipsus mėgau vaikystėje, bet aš turėjau skrandžio ligą ir daug metų, iš tikrųjų gal daug metų, kokį 10 metų dar daugiau, aš nevalgiau jokių čipsų ir jokių negeriau gazuotų gėrimų. Ir daugiau negu 10 metų tikrai to nevalgiau. Ir aš iš vis buvau pamiršus apie čipsus, kad jie tokie yra. Aš tiesiog, kaip ir nežinau, tai yra kažko, ko nevalgai, net pamiršti, kad tai yra ir tie čipsai visiškai nedomdavo, bet dabar tai jo. Viskas jau. Bet aš labai stengiuosi, kad namie nebūtų jokių čipsų. Jeigu užsakinėjom iš Barboros, pavyzdžiui, tai aš vis prieš, kad mes užsakytumėm čipsų kažkokių. Jeigu yra, tai ir valgai tada. Jau pagrindinis tikslas yra čipsus suvalgyti. Ir tada būna, tai jau nebėra? Nebėra. Tai viskas, iš manęs klausimai baigėsi. Šiaip, nuostabus pokalbis, tikrai, nežinau, žiūrovams irgi, manau, viskas bus tikrai super, žinau, bet nuostabu, tai ačiū tau, iš tikrųjų labai, man tu įkvėpimas. Wow, ačiū, kad tau įdomu. Tikrai labai gera tave giliau pažinti buvo, su tavim dar kartą susimatyti, išgirsti visas tavo istorijas ir tikrai, pasisėmiau labai daug iš tavęs šiandien kažkaip, tikrai labai nuoširdžiai tau dėkoju, labai gera buvo. Išmokini mane, net atrodo šiandien. Geras, kaip faina girdėti. Tai va, ir tada dar noriu padėkoti kartelį merginoms iš Dekolab studijos, nes čia nuostabu, labai gražu ir tiesiog. Labai patogios kėdės. Tikrai, ir labai gražios, ir prie tavo puodelio dar taip pasikartosiu nuostabiai. Taip, labai. Aš tik tais dar kartą privesiu arčiau prie kameros, nes man tada, kai filmavom, labai tamsu gali būti. Tai va, čia taip live action, wow. Mėgstamiausi puodeliai. Robertas labai nuostabus ir gražus. O mano jau reikia kažką naujo jums parodyti, tai 3 pagal mėgiamumą. Tai va, tai ačiū dar kartelį tau. Ačiū tau. Ir iki. Ate.